Šitą epizodą be iškarpimų ir reklamų nuo 1 euro galima išgirsti Armėno radio Contribui arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Šitas epizodas į viešumą išeina aplink kovo 8, Tarptautinę moterų dieną. Ir nors lytinis smurtas liečia visokių tapatybių asmenys, nuo jo neproporcingai daug kenčia moterų. Ir visa Armėno radijo esmė yra ne tik pyktis, ne tik komedija, ne tik rantai, ne tik kokybiškos patyčios. Jūs galite juoktis, bet man visiškai Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Contribui arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo. Visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje. Bet aš visiškai nuoširdžiai noriu palikti geresnį pasaulį po savęs. Ir noriu dėl šitos lytinio smurto prieš moteris problemos kažką padaryti. Apie tai yra šis epizodas, kaip apsaugoti save, kad nepakliūtum į nemalonę situaciją. Geriausias vaistas visada yra prevencija. Ruošdamasis šitam įrašui, aš įėjau į kontaktą su kriminalistais ir viena organizacija pavadinimu Ribologija. Tai yra žinantys žmonės, kurie mane pakonsultavo, kaip elgtis, kad reikšmingai sumažėtų rizika patirti lytinio smurto dalykus. Ir jo, šitas epizodas daugiau mažiau yra skirtas moterims, bet dauguma dalykų, apie kuriuos kalbėsiu, prisitaiko visiems realiai. Galų gale visi turime moterų artimųjų tarpe, ten vaikai, seserys, dukterys, mamos, tetos, ten whatever, kurias mes norėtume apsaugoti. Nes reikia pripažinti, Lietuva yra nesaugi šalis moteriams. Šiandien, 2024 metais, šitoje šalyje, jeigu kažkas su tavimi nutiks, tu nesulauksi teisingumo. Net jeigu ir susilauksi, tau ir tavo artimiesiems reikės praeiti pragaro ratus tiesiog. Prisiminkite tos Dovilės Didžinaitytės bylą, ten ta manekenė, kuri allegedly iškrito per langą. Arba Jurbarko byla, kada moksleivė buvo subaladota tiesiog į mėsą. Pasižiūrėkite į šitos pavyzdžius ir apsiraminkit. Mes gyvename valstybėje, kur moterų apsauga neveikia tiesiog, todėl nereikia būti naiviems ir yra labai svarbu edukuotis. Edukacija yra pagrindinė apsauga nuo lytinio smurto incidentų. Jūs edukuojatės klausydami šito podcasto. Jūs tai darote sekdami informaciją ir žmonės kalbančių šitomis temomis. Dėl to žiauriai svarbu gerai edukuotis apie tokius dalykus, kas yra lytinis smurtas, kokios jo formos, kokie įstatymai šitos dalykus reguliuoja, kokia situacija su lytiniu smurtu apskritai, kas vyksta tavo aplinkoje, tavo mieste, tavo regione, tavo bendruomenėje, kokie pagrindiniai pavojai, kaip nuo jų apsisaugoti ir taip toliau. Tai yra viso gyvenimo procesas, kaip rytinė mankšta, galvos plovimas ar dantų valymas. Naivumas yra pavojingiausias dalykas turėti gyvenime. Čia tas pats, kas nesigaudant vėlų vakarą nueiti į kokį nors pavojingą rajoną. Visiškai ir absoliučiai ne tavo kaltė, jeigu tame metaforinėme blogame rajone kažkas su tavimi nutiktų, bet jeigu tu žinotum iš anksto, ta situacija galėjo būti išvengta. Dėl to pati pirmoji gynybos nuo lytinio smurto linija yra edukacija. Šitas podcastas būtent prisideda prie to, prie edukacijos. Nesvarbu, kokioje platformoje jūs šitą daiktą klausotės, bet po šituo epizodu aprašymuose apačioje jūs rasite užrašus. Tiesiog scrollinkit žemyn ir ieškokit, kur bus parašyta epizodo užrašai. Aš pabandysiu tai, kaip įmanoma geriau vizualiai atskirti. Plačiau papasakosiu epizodo eigoje, bet ten tuose užrašuose bus viskas, nuo naudingos informacijos iki pat kontaktų, kur kreiptis, jeigu kažkas tau ar tavo artimiesiems nutiko. Pasikeitus ar atsiradus naujai informacijai, aš pasistengsiu šitą sąrašą nuolat pildyti. Tai čia buvo pirmoji gynybos linija - edukacija. Antras apkasų žiedas pastatytas ant principo. Tai yra taisyklė, kuri turi atsirasti ir labai giliai įleisti šaknis į tavo galvą. Jinai skamba maždaug taip: niekas niekada neturi teisės niekieno versti kažką daryti. Ne yra pats svarbiausias žodis tavo gyvenime ir tu turi išmokti jį sakyti ir išmokti jį girdėti. Viskas. Taškas. Jokių diskusijų, priimta vienbalsiai, tvirtinam ir vizuojam. Jeigu kalbame apie edukaciją, tai reiktų pasikalbėti apie žodžių reikšmes. Yra tokia plati savoka - seksualumas. Smurtas. Aš vietoj šito žodžio pabandysiu naudoti terminą lytinis smurtas, nes platformos labai reaguoja į žodį seksualumas
ir kartais pradeda gesinti kontentą, tai visų patogumo vardan aš tai vadinsiu lytiniu smurtu, nors mane specialistai patikino, kad tai kaip ir nėra klaidingas terminas, bet tai ir nėra labai teisingas terminas. Geriausiai būtų vartoti seksualinį smurtas, bet nėra labai didelė klaida pasakyti lytinis smurtas. Ir kada tu girdi savoką lytinis smurtas, tai tau į galvą pradeda lysti visokie išprievartavimai, žaidimai ir panašūs dalykai. Lytinis smurtas yra spektras ir po juo papuola viskas, pradedant nuo seksualinio priekabiavimo, visomis įmanomomis formomis, nuo ten gašlaus humoro iki komentarų, iki pat ten grabaliojimo ir bandymo nusitempti iš šluotų kambarėlį. Čia pat papuola toršinas, revenge pornas, vertimas savo partnerių arba sutuoktinių mylėtis, persekiojimas, nepageidaujamas grubus elgesys iki pat jau konkrečiai reikia. Ir čia daugiau galima apie tuos dalykus sužinoti ribologijoje, tiesiog pasiekite juos socialinėse medijose ar nueikite tenais į jų puslapį, viskas bus apačioj sudėta, kaip ir sakiau. Periodiškai yra daromi mokymai per Zoomą, kur ten laisvai galima prisijungti ir ten, nežinau, valandą ten darant darbus ar whatever, tvarkantis namuose, tikrai galima paklausyti ir tikrai galima labai puikiai edukuotis, kas yra priimtina, kas nėra priimtina, kaip kas vyksta, kur kas vyksta, kokie įstatymai ir taip toliau. Bet again, esminis dalykas yra edukuotis. Reikia edukuotis visiems, ir moterims, ir vyrams, nesvarbu, kokia tavo yra lytinė tapatybė. Tam, kad tu galėtum žinoti, kada tai nutiko, jeigu su tavim nutiko, arba suprastum, ką tau, pavyzdžiui, čia yra vyrams aktualu, nes kitą kartą jie nelabai supranta, ką padarė, kad, pavyzdžiui, kažkoks komentaras gali pereiti ribas. Čia yra tiesiog kaip kelių eismo taisyklės, kad tu žinotum, kas galima, ko negalima, kas gresia, jeigu tu kažką padarysi ir ką reikėtų daryti, jeigu kažkas nutiko. Saugumo ratuose, tai čia aš turiu omenyje apsaugos biznį plačiaja prasme. Tai čia gali būti asmenų ar objektų apsauga, kibernetinis saugumas, karočią, pačia plačiaja prasme. Saugumo ratuose yra tokia savoka OPSECas. OPSEC. Angliškas žodis, kilęs nuo operational security, operacinis saugumas. Ir OPSECas tai yra procesas, kuris kontroliuoja visą jautrią informaciją apie tave. O jautri informacija tai yra bet kokia informacija, kuri išėjusi į viešą erdvę tau galėtų pakenkti. Tarkim, jūsų namų adresas ir įsivaizduokit, kas būtų, jeigu jisai nusitekintų į atvirą internetą. Ir kalbant apie tą socialinį gyvenimą, kada tu eini į pasimatymus, turi santykių, eini į kažkokias pasilinksminimo vietas. Ir ypatingai, kada kalba yra apie jaunus žmonės, tarkim, iki ten 25 metų, čia gali atsirasti toks dirbtinis saugumo jausmas ir į OPSECą gali būti pasižiūrėta labai pro pirštus. Dažniausiai su informacinės saugos problemomis merginos susiduria, kada jos sekstina. Tai yra, kada kažkam siunčia ten erotinio ar tai pornografinio pobūdžio savo nuotraukas. Ir tada nutinka gana nemalonių problemų, kada tas nuteka į viešumą. Kartais tai gali padaryti įsižeidęs boyfriendas, o kartais gali nutikti netyčia. Kažkas nuhakino jūsų telefoną, pavyzdžiui. Šiaip idealiausia būtų nesekstinti, nuogiems nesifotografuoti ir nelaikyti tų dalykų kažkur, kur yra nors teorinis prisijungimas prie interneto. Bet jeigu mes kalbame apie jaunimą, sorry, to nebus, nes kultūra tiesiog dabar yra kitokia. Čia kaip su mielkais ir mašinom. Jie vis tiek norės išvažiuoti kažkur pašert. Tai jau jeigu tu užsiiminėsi tokiais dalykais, tai bent jau įsitikink, kad tai yra saugu. Bent jau rask ten kokią tuščią aikštelę arba atokesnį kelią, daryk tai vėlesniu paros metu, prisisek saugos diržą ir bent jau pabūk šiek tiek atidus. Tas pats ir su niudsų apsikeitinėjimu. Pirmas dalykas, niekada nekelk to, kas tave galėtų iš karto identifikuoti. Neturi būti tavo veido, tavo tatuiruočių, kažkokių randų, apgamų, bet ko, kas tave labai lengvai galėtų padėti atpažinti. Tai gali būti tavo kambarys, tavo namai, ten kokie nors, nežinau, gyvūnai naminiai, dar tų dalykų neturi būti kadre. 100% tavęs tai neapsaugos, nes jeigu reikės, interneto pervertai išknis visą internetą, ras kitas foto ir tiesiog ten apgamas po apgamos
sutrianguliuos ir identifikuos tave visai kitokiais būdais. Bet jeigu jūs nedėsit akivaizdžiai identifikuojančios informacijos, jau čia bus labai didelis darbas padarytas. Antras svarbus dalykas, žmogui, kuriam siunčiate tuos imidžus, jūs turite labai aiškiai parašyti, tai yra tik tai tau ir aš tau neduodu jokios teisės be mano sutikimo dalintis šitais dalykais su kažkuo. Šitas yra labai svarbu, jeigu, pavyzdžiui, vėliau prireiks imtis kažkokių teisinių veiksmų ir tai jums padarė žmogus, jisai garantuotai ginsis, kad niekas jam nieko nepasakė, jis nesuprato, jis čia nežinojo, kad čia kažką blogai daro. Kada reikalai daeina iki teisėsaugos, patikėkit, dauguma pradeda apsimetinėti šlangom. Trečias dalykas, kalbant apie niucus, jeigu jau nutekėjo, yra toksai puslapis. Draugiškas internetas LT, jisai irgi bus epizodo užrašuose. Ten yra pagalbos chatas, ten yra pagalbos linijos ir jeigu pasiviešino tavo kažkokie dalykai, tai tu tiesiog eik į tą organizaciją ir pirmą susisiek su jais ir jie tau pasakys, ką šituo atveju reikėtų daryti. Ten yra labai kompetitingi, labai gerai informuoti žmonės, kurie puikiai išmano savo darbą. Nebijok kreiptis ir jie tau padės. Bet informacinis saugumas nėra tik tai apie pošlas foto. Be šito yra daugybė pavojų. Pavyzdžiui, šiaip, generaliai yra tokios bendros priimtos kibernetinio saugumo taisyklės, kaip kad, pavyzdžiui, tau reikėtų turėti bent 3 emailus. Vienas asmeninis dalykams, kitas ten darbiniams mokslo reikalams, komercijai kažkokiai ir panašiai. Trečias tai ten tiesiog kažkur prisilogint, prie kažko ten pridžoinint, toks jeigu kažkur nusilykintų, tai galima būtų išmest visai neskaudančią galvą. Dėl nulykinimo pavojaus irgi yra labai naudinga turėti 2 telefono numerius. Vienas ką paramos fondas jau išsiso daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos pirkti orkus kartu su Vienas ką paramos fondu. donate.1kfund.org arba ieškokit nuorodo komentaruose apačioje. Ačiū Jums labai. Vienas ką paramos fondas. Mes visus išpildėme. Ir kibernetinis saugumas jisai turėtų eiti kaip koncentriniais ratais, kaip, tarkim, taikinys, į kurį dartus mėto. Pačiame centre pati jautriausia, labiausiai saugoma informacija ir taip einant ir spinduliuojant tolyn, vis mažiau vertinga, vis mažiau saugoma ir taip toliau kitokia informacija. Ir naujų žmonės į savo gyvenimą jūs taip turite pradėti atsargiai įsileidinėti. Iš pradžių aš duosiu tau truputėlį šitą informaciją, po to šitą, iš karto nieko negalima atskleisti. Pavyzdžiui, labai didelė problema yra oversharinimas socialinėse medijose. Žiauriai daug jaunų kontento kūrėjų per smarkiai atsiverinėja ir tai yra labai didelis pavojus. Atrodo, žinai, papasakoju apie save, apie savo išgyvenimus, apie savo ten patirtis, gyvenimo dalykai. Darau kontentą ant šito dalyko, pas mane auga klautas, aš čia iš to gaunu kažkokios naudos, galbūt net ir komercinės. Bet problema yra ta, kad šitos daiktus gali pamatyti kokie nors manipuliatyvūs sociopatai ir jūs nenorite, kad tie žmonės pamatytų šitos dalykus, nes jie tada gerai supras, kaip jums įlysti į galvą. Ir šiaip su jaunimu, tai čia žmonės iki kokių 25 metų, tai su labai jaunais žmonėmis, čia jau yra kaip ir normaliau, nes jie jau žino apie pavojus, jie gimė užaugę internete ir supranta, kokios gali būti problemos su oversharingu. Ir čia yra daugiau bėda su vyresnėmis moterimis, kurios dar tebegyvena 2010-2014 metų interneto vaibais, kai nebūdavo jokio internetinio mobbingo, kai visi visus palaikydavo, kai nebuvo tokio visuotinio aplinkui keliamo anxiety, tie šviesos, nostalgiški, lempiniai senojo interneto laikai. Bet mes kalbame ne tik apie socialinės medijas, bet ir tiesiog realų gyvenimą, apie tai, ką jūs kalbat su žmonėmis, ką jūs jiems pasakojate, kokius dalykus jūs atskleidžiate apie save. Aišku, aš suprantu, kad kitą kartą labai norisi išsišnekėti ten pasimatymę apie ten visokius seksus, apie visokias ten traumuojančias vaikystės patirtis ir panašius dalykus, bet vėlgi tol, kol jūs nepažįstate žmogaus, tol, kol jūs neįsitikinote, kad tai yra saugų žmonės, tol reikia būti maksimaliai atsargiems apie tai, ką jūs kalbate apie kitus ir save. Ir jeigu jūs atskleidžiate jautrią informaciją, tai čia yra lygiai taip pat kaip ir su niucais. Jūs turite pasakyti, kad žiūrėk,
Šitas dalykas lieka tik tai tarp mūsų, labai aiškiai įvardinti tai. Šiaip labai daug asmeninio saugumo yra kritiškai susijęs su buvimo vieta. Pirmas dalykas, kažkas turi būti būtinai informuotas, kur tu esi. Kuo daugiau žmonių tai žino, tuo geriau. Jeigu tu gali pasidalinti savo lokaciją, čia yra iš viso idealu. Jeigu kažkur galima pasižiūrėti tavo buvimo vietą realiu laiku, idealiai tiesiog. Jeigu tarp klausančių esama tėvų ir ypatingai paauglių tėvų, labai patariu taikyti tokią politiką, kad žiūrėk, tu gali eiti kur nori, tol, kol tu man visada pasakai ten, kur tu eini, o idealiausia, jeigu tiesiog tu visada pasidalini lokaciją. No questions asked, aš tiesiog noriu žinoti, kur tu esi. Tai yra žymiai geriau negu drausti ir tada jūsų vaikai nepasako, kur dingsta ir kažkas jiems nutinka ir tada jie bijo prisipažinti. Kuo daugiau žmonių žino, kur kas yra, tuo didesnis saugumas. Bet tuo pat metu ne visi turėtų žinoti, kur kas yra. Tarkim, tokios vietos, kur tu būni dažnai. Tai gali būti mokslo įstaiga, ten mokykla, universitetas, vairavimo mokykla, whatever. Darbas tavo namai, tavo artimųjų namai. Visa tai yra labai jautri informacija. Ir visą tai tu turėtum pasaugoti. Visada yra patartina nesifotkinti šalia tų jautrių vietų, ten, tarkim, mokyklos ar universiteto, ar darbo, ar namų dievę padėk. Pro langus balkonus nefotografuoti, nes pagal Street View galima atpažinti dalykus. Jeigu, tarkim, jums pasiūlo paimti boltą iki namų, tai jūs neduokit savo namų adreso. Lygiai tas pats su palydėjimu arba ten pavėžėjimu. Sakykit kokią nors neutralią vietą. Tai gali būti gatvė šalia jūsų gatvės, tai gali būti kažkoks geografinis objektas, parduotuvė ten jūsų rajoninė, whatever. Tiesiog neduokit žmonėms greitai sužinoti jūsų gyvenamojo namo ir gatvės bent jau. Lygiai tas pats, jeigu jūs, tarkim, deitė bando išsiklausinėti, kur ir kaip tenais gyvenate, abstrakčiai kalbėkit, tipo, rajonas, that's it. Nedarykit tų ten, tai karočią, va tas, žinai, už hiperio, kur tas yra antras geltonas 9-aukštis. Tai va ten, va 4 aukšte tas kampinis butas, kur žiūri į auto aibę. Jeigu jums nusiunčia gėlių ar kažkokią dovanėlę, tai viskas okei. Again, jūs tai galite priimti kažkokioje atokesnėje vietoje, kur, o siaubė, gali būti net reikės 2 minutės paėti kojomis. Ir čia jūs taip manysite iki pat to atvejo, kol jūsų kokia nors svarbi lokacija nusidoksins ir jūs susidursit su realiu persekiojimo atveju. O su šitais dalykais šiuo metu Lietuvoje irgi biškelį, žinokit, yra teisinis neįgalumas. Tas pats ir su vedimusi pas save namo, atitinkamai ir ėjimu pas kažką į namus. Jeigu tu kažką pasikvietei pas save, tu visai rizikuoji gauti įnamį. Ar ten šiaip nemalonė istorija turėti, jeigu tu pas kažką atėjai, tu atsidursi teritorijoje, kuri gali būti kontroliuojama kažkieno. Kitas sykį jisai gali iš durų raktą ištraukti, kitas sykį tu nelabai galėsi bėgti į lauką prie -25 be batų ir ten drabužių ir panašiai. Ir aš pilnai suprantu, visi esam žmonės, ypatingai kada mes esam jauni, tiesiog ten aistra, kibirkštys tave tampo į visas puses. Tam Dievas išrado Airbnb, tam Dievas išrado motelius. Yra variantų prieinamų visokiausioms piniginėms, reikia tik tai pasidomėti. Čia šoviau pasakojimus apie tai, kaip nusikaltėliai išnaudoja jūsų informaciją, kaip teisėsauga išnaudoja nusikaltėlių informaciją, kas yra hilarious. Ir šiaip bendromis tendencijomis, kodėl obsekas kuo toliau, tuo jisai bus svarbesnis mūsų gyvenime. Bet nelabai kas bendra su dabar aptarinėjama tema, todėl viską iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro. Armėnas Pro, pilnos trukmės epizodai be reklamų. Užsisakyk planą Armėno radio Contribui arba Patreonė, tik 4,99 €. Į mėnesį, visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Pasilinksminimo vietos yra vienos iš tokių, kur kiek daugiau kyla pavojų moterims. Tai čia klubai, barai, koncertai, festai. Ten nutinka incidentų pagrinde susijusių su svaigimu. Ir visi absoliučiai mes esame girdėję apie spaikinimus. Boomeriams paaiškinu, tai čia toks procesas, kada į gėrimą kažkas yra įdedama, kad auka būtų apsvaiginta ir ją vėliau būtų galima pasinaudoti. Ir bent Vilniuje egzistuoja įstaigos ištisos, kurios turi spaikinimo reputaciją. Visiškai jų negaliu minėti, nes galiu būti užbilinėtas į akmens amžių. Ir dar yra kita bėda, kad mes net abstrakčiai nesuvokiam, kiek realiai gali būti tos
Mes žinom, kad kažkur tai yra, pastoviai nutinka atvejų, bet kur tai yra ir kiek to yra, mes net menkiausiai negalime įsivaizduoti. Kartais nutinka, kad žmonės apsvaigina ir jie nežino, kad tai įvyko. Galvoja, gal pergeriau ir tiesiog blogą pasidarė. O galbūt tikrai pergeriai ir blogą pasidarė, tu negali žinoti tol, kol nebuvo paimtas kažkieno kraujas ir patikrintas kažkieno gėrimas ir nustatyta, kad ten buvo kažkokių medžiagų. O tokių tyrimų nėra padaryta daug. Nors realiai yra priemonių tai padaryti, tarkim, imti mėginius iš kanalizacijos pasilinksminimo vietose ir tiesiog pagal žmonių šūdus ir mėgalus nustatyti, ar juose yra buvę kokių nors paikinimo medžiagų. Ir jeigu tu pamatai, kad kažkokioje įstaigoje staiga tų medžiagų padaugėjo, tai tu paprasčiausiai atsiunti tenais pareigūnus, kad kurį laiką pažiūrėtų situaciją. Pačios pasilinksminimo vietos galėtų imtis atitinkamų saugumo protokolų dėl spaikinimo ir dėl šiaip lytinio smurto, nes ten yra šansų, kad ir tave pagrabs ir gašliai nužiūrės ir kažką pakomentuos. Tai vad yra toksai vieno Lietuvos kriminologo anglų kalboje ruoštas puslapis Nightly File, į jį irgi aš linkus padėsiu aprašymuose apačioje. Ten galima visiems pasiskaityti apie tai, kaip reikėtų daryti ir nedaryti naktinį gyvenimą, ir ten mačiau yra labai gerų metodikų pasilinksminimo vietų savininkams užtikrinti, kad po jų stogo seksualinio smurto atvejų sumažėtų iki minimumo. Ir jeigu tokių įstaigų savininkų esama klausytojų tarpe, labai patariu pasiskaityti, nes jūs turėsite konkurencinį pranašumą, jūs prieš kitus galėsite reklamuotis, kad mielos damos, atvykit, pas mus yra maksimaliai saugu. Nes, žinokit, kada tu stovi ir pastoviai delnu turi būti prisidengus savo gėrimą ar ten nykščių užspaudus butelį, kad tik kažkas kažko tenais neįdėtų, tai šitie dalykai biškelį varo stresiuką, aš manau. Nes, realistiškai merginos dabar turi laikytis tokių saugumo protokolų, kad kada jos ateina į kažkokią pasilinksminimų vietą, jos negali palikti gėrimo be priežiūros, jos negali imti gėrimo iš kažkieno rankų, nebent jeigu tai yra neatidarytas butelys. Bet čia laiko klausimas, kada pervertai sugalvos kažką ir į juos įdėti. Tau reikia nuolat stebėti, kas vyksta su tavo gėrimu, ar jame kažkas neplaukioja, ar nepasikeitė spalva, ar kažkaip skonis, kvapas, kažkas žodžiu su juo nepasidarė keisto. Arba absoliučiai yra priemonių apsisaugoti nuo spaikinimo, tarkim, ten yra specialūs tokie kausteriai, po to nagai, kuriuos galima prisiklijuoti savo prie pirštų, įmerkti į gėrimą ir jeigu jie tenai sureagavo ir pakeitė spalvą, reiškia kažkas viduje yra. Visokios ten juostelės, testukai, reagentai, ten dangteliai specialūs. Tos priemonės nėra labai prieinamos, jos kainuoja daug, ne visi joms turi pinigų ir ne visiems yra tiesiog laiko su tuo dalyku terliotis. Kartais tu tiesiog išgėrei, leidai smagai laiką ir nelabai atkreipiai dėmesio, kas įvyko, ir tas dalykas pasiliko tavo rankinuke. Ir tai, pavyzdžiui, girdėjau, kad yra atvejų, kai žmonėms, tarkim, čia dažniau per koncertus, per kokius nors festus yra tiesiog išlauni kažkas suleidžiama. Galų gale spaikinimas nėra pati didžiausia problema. Taip mes to daikto mastų neįsivaizduojam niekaip, bet tuo pat metu mes žinome, kad nugirdimas tiesiog paprasčiausių alkoholių, kuris yra visiškai legalus, yra žymiai didesnė problema. Grobuonis, pavyzdžiui, gali gerti ne alkoholinius, o tau statyti alkoholinius. Jis gali pastoviai papildyti tavo taurę. Galų gale tiesiog paprastos biologijos dalykas. Atsisėda suaugęs 30 metų, 1,90 m, 95 kg vyras. Ir atsisėda 1,60 kg 18 mergaitė, kuri legaliai net gert neturėtų. Ir pabandykim pasukti galvytės ties šito galvosukiu. Kas nusidaužys iš jų pirmas. Ir čia tada tokie nuostabūs pasirinkimai atsiranda. Arba tu kaip vienuolė turi užsidaryti namuose ir nekišti nosies laukan,
ten, arba tau reikia eiti, nežinau, riterio šarvus apsirengus. Iki to mes dasigyvenom, ta prasme. Paskui papildomos parkės atsiranda su kuo vaikščioti į tas vietas. Ir labai lengva pasakyti, nevaikščiokit po vieną. Nes, tikrai iš saugumo pusės yra maksimaliai bloga idėja tai daryti. Geriausiai tai, kai panos, mergytės ir damos tai daro grupėmis. Ir toje grupėje vienas būtinai negeria. Ir sužiūri visus likusius. Pats didžiausias minimumas, tai bent jau jūs dviese turėtumėte būti. Ir bent jau, jeigu ten geriate ar ten kitaip svaiginatės, bent jau pasižadėkit, bent jau periodiškai pasičekinti, kur jūs esat. Bet irgi ne visada gaunasi, ne visi mes esam socialūs, populiarūs, ten didžiulį draugų ratą turinti žmonės. Ne visiems gali būti patogu, kada tu gali išeiti, o galbūt, kada jie gali išeiti, tu negali išeiti. Ir visų šitų dalykų, tos paranojos dėl gėrimų, visom tom komplikacijom su lydinčiais asmenimis. Galvos skausmas, kada tu tiesiog nori išeiti į žmonės, pabūti tarp jų ir išgerti kažką. Arba prasišokti ir pasiklausyti muzikos. Tu nebūtinai tenais ateini šnioti ir dulkintis. Ir net jeigu tu atėjai to, kodėl tu negali to padaryti saugiai? Kodėl visi gali vaikščioti į bažnyčią saugiai, gali eiti į Akropolį saugiai, gali eiti per gatvę saugiai, bet pašnioti ir pasidulkinti ne visi gali saugiai. Jums gali tai nepatikti, bet nieko jie neskriaudžia. Ir visi mes nusipelnėme saugumo. O kalbant apie tai, visi šitie dalykai yra užtikrinami. Galima būtų daugumą pasilinksminimų vietų padaryti labai saugiamis ne tik moterims, bet ir visiems lankytojams. Kada mes kalbame apie lytinį smurtą, tai ten yra labai daug pilkų ribinių atvejų. Dauguma jo yra labai neakivaizdaus ir jis nėra tiesmukas, kaip, tarkim, išprievartavimas. Ir tiesiog pastatyti apsauginį nėra visada sprendimas. Bet čia nėra tame problemos, nes viskas yra išrasta iki mūsų. Tas puslapis Nightlyfy aprašymuose apačioje objektų savininkai. Atsiverskit. Anglų kalboj, čiut techniška kalba parašyta, bet tiesiog pasėdėt valandėlę, dvi pasivartyti šitą dalyką ir ten pakankamai aišku pasidaro, kaip paruošti atitinkamus žmonės, kad jie galėtų užtikrinti visiems saugumą. Tai jo, aišku, čia reikės investicijų, čia reikės kažkokias pastangas įdėti, nieko nėra gyvenime nemokamo, bet seniai tu turėsi belenkokį konkurencinį pranašumą, aš tau sakau. Tu įsivaizduoji, kiek gerų mergyčių pas tave prieis, jeigu tu pradėsi promautintis ant to, kad, žiūrėk, mes dirbam pagal šituos oficialiai priimtus protokolus ir pas mus yra saugu. O jeigu kažkur nueis geros mergytės, tai patikėk, paskui jas paseks geri berniukai. Ir kurį laiką, kol kiti susiproties, ką tu padarėjai, kas įvyko, tu būsi pats kiečiausias bachūras kaime. O kada tavo konkurentai susigaudys ir patys tuos dalykus prisitaikys, pas jūs visus staiga padidės klientų bazė. Dėl to, kad daugybė žmonių, tame tarpe daugelis merginų, neišeina į miestą, nes paprasčiausiai nesijaučia saugios vienos viešose pasilinksminimo vietose. Jūs Voltui, Boltui ir Netflixui prarandat belenkiek klientūros. Ir šitą idėją aš belenkaip lobinu įvairiems tokių įstaigų savininkams ir aš jau ją paleidau viešą eterį šitame podcaste. Laiko klausimas, kada kažkur tai pasigaus. Džinas jau paleistas iš butelio ir judinkit bulkutės. Kas pirmesnis, tas greitesnis. Čia yra blogoji šito epizodo dalis. Todėl trigger warningas visiems, kam nepatinka girdėti dalykus apie lytinio smurto incidentus. Turiu omenyje sunkesnius žaidimo ir panašius atvejus. Po šitų žodžių yra point of no return. Jūs buvote įspėti. Su tavim kažkas nutiko. Didelė užuojauta, kad tai su tavimi atsitiko. Tavo pirmas instinktas bus pult kaltinti save. Tu nenorėsi apie tai kalbėti ir galvoti. Tave iš vidaus plėšys į visas puses. Kad ir kaip ten buvo, kad ir kokie niuansai, kokios aplinkybės, tai nebuvo tavo kaltė. Net jeigu tu sustingai ir nieko nedarei arba kažką kaip tik padarei, kas labiau užprovokavo. Dėl to visiška nesąmonė ir netgi labai žalinga ir pavojinga nesąmonė tie visi patarimukai, vaikštantis po internetą, ką daryti, ten
ar prievartavimo atveju. Visi tenais yra informuoti, kad geriau ten priešinkitės, nes tada lengviau yra kažką įrodyti. Visi yra iki vėmimo kraujais prisiklausę tų strategijų, kad ten reikia nagais akis kabinti, kad ten raktą paimti kumštį, kad ten reikia apsimyšti ar ten drėkti ar kažką. Visiškas briedas, nes kada tu atsidursi šitoje situacijoje, tu sureaguosi kaip sureaguosi, nes vairą į savo rankas perims visos avarinės panikos sistemos. Ir tai reakcijai tu pasipriešinti negalėsi. Sorry, niekas tam neparuošė. Ir dėl to niekas to nenusipelnė. Bet tame tarpe yra svarbu save apsaugoti. Jeigu tau gresia pavojus gyvybei ir sveikatai, tu kraujuoji, alpsti, tau bloga, pas tave yra sumušimai, kažkas su tavimi vyksta negero, skambink 112. Arba kitais tavo buvimo vietoje veikiančiais pagalbos telefonais. Jeigu tavo gyvybei ir sveikatai negresia pavojus, šiuo metu 2024 metais Lietuvoje yra geriau kreiptis į tokius vadinamus specializuotus pagalbos centrus. Jų yra daug visokių, yra daug visokių centrinių organizacijų, bet ten dalykai nuolat keičiasi. Aš tiesiog paliksiu atitinkamus kontaktus ir nuorodas savo užrašuose ir pažymėsiu šitą dalyką atskirai, kaip nutikus incidentui kreiptis. Ten yra telefonai, ten yra chatai ir ten atitinkamai paruošti žmonės jums step by step pasakys, ką daryti. Ir ten galima kreiptis visais lytinės prievartos pačia plačiausia prasme atvejais. Ir tu tenais gali kreiptis absoliučiai bet kada, ne tik tai, kada tave išprievartavo ar išžagino, ar tu patyrei kažką panašiai baisaus, bet ir kada kažkas palėtė, ar pasakė kažką gašlaus, ar tu pajautai spaudimą, arba tau kažkas kažką atsiuntė. Tu ten gali kreiptis, kada tu nesi tikra, ar su tavimi įvyko tai, kas įvyko. It's okay, tie žmonės yra apmokyti visiems gyvenimo atvejams ir tam jie ten yra, kad tau padėtų, jiems už tai moka. Paskutinis dalykas yra labai labai svarbu viską dokumentuoti. Visi susirašinėjimai, visos išnykstančios žinutės, visi išnykstantis foto, išnykstantis video, visi komentarai viešoje erdvėje, viskas, kas su tuo incidentu arba galimu incidentu arba tiesiog viskas, kas yra susijęs su netinkamu elgesiu, viską, kiek gali dokumentuok. Screenshoting, perfotografuok, saugok, įrašinėk, žodžiu, supratai. Ir pats paskutinis dalykas, ypatingai svarbus. Tai, ką aš čia dabar papasakojau, gali nupaišyti ypatingai tamsų vaizdą, kad lytinis smurtas vyksta ant vos ne kiekvieno gatvės kampo. Taip, to ypatingai lyginant su vakarų Europos valstybėmis yra daug. Tvanas tiesiog lytinio smurto Lietuvoje. Yra daug pavojų ir adekvačių apsaugos sistemų neegzistuoja nuo šito dalyko kol kas dėja. Bet tuo pat metu absoliuti dauguma žmonių yra geri žmonės. Grobuonių nėra daug, tiesiog juos mažiau gaudo ir jie vėliau užfiksuojami, todėl jie gali padaryti daugiau damedžo. Todėl reikia pasisaugoti, reikia įsiklausyti į visus dalykus, ką aš pasakiau ir ką kiti ekspertai sakė, ir labai svarbu nuolat edukuotis, būti maksimaliai gerai informuotam, kokia yra reali situacija su lytiniu smurtu tavo aplinkoje. Dar svarbiau yra sureaguoti, kada tu matai vykstant tokius atvejus. Aš neabejoju, kad kaip valstybė mes prieisime iki to. Mes pastaruosius 30 metų esame išsprendę ne vieną didelę socialinę problemą. Ir kažkaip išlaikau optimizmą, kad galbūt susitvarkysime ir su tuo. Todėl šitoje vietoje svarbu yra nepamesti galvos ir neužsiparanojinti iki beprotybės. Neprisileidžiant niekieno artyn ir ten, nežinau, 2 metus su žmogum mylėtis kažkur į Airbnb, kol tu juos įsileisi pas save į namus. Galų gale visas tas lytinis arba smurtas vyksta toli gražu ne tik pasilinksminimo vietose. Žinoma, daug atvejų yra neužregistruoti, bet jau ta statistika, kuri yra, vienareikšmiškai nurodo, kad visa tai vyksta artimųjų ratuose. Tos visos vaikų grobimo iš gatvių, kišimo į baltus autobusiukus, be langų, vežimo į garažus istorijos, jos yra labai retos, dėl to jos taip mirguliuoja žiniasklaidoje. Kada tėvas
savo dukrą, o tai vyksta labai dažnai, gerokai dažniau negu iš gatvių yra grobiamos mergaitės, patikėkit. Kitą kartą žiniasklaida net nepasivargina pranešti, ant kiek tai yra paplitę. Kaip visada gyvenime, tai yra klausimas apie sveiką protą. Edukuokitės ir nepameskite galvų. Su jūsų diena, mielos moteris. Būkite saugios. Ateinantį kartą turėsime dar vieną kovo šventę. Viešame eteryje sekantis epizodas pasirodys akurat ant kovo 11. Todėl už kokią Lietuvą kovojam. Kitą kartą per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti ištisos savaitės, epizodas jau guli Armėno radio Contribui arba Patreon'e. Prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto. Viso labo 4,99 į mėnesį. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas? Ieškokit manęs link3/Armėnas. Viskas vienoje vietoje ir pažiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.